Dabar norėčiau pristatyti labai trumpai tau, Danute, ir ne tik apie šią sistemą, 8 savaičių mokymo sistemą. Šios programos tikslas yra padėti moterims siekiančiam finansinės laisvės išmokti efektyviai valdyti savo verslą. Per 8 savaitės jūs sužinosite, kaip aiškiai apibrėžti savo verslo tikslus, suprasti savo idealų klientą, plėsti savo klientų bazę, sustiprinti savo poziciją socialinėje medijoje, kurti veiksmingus verslo planus, strategijas ir susikurti savo sistemą, kuri leistų pasiekti ilgalaikę sėkmę. Rezultatas po šių mokymų būtų ne tik augantis verslas, bet ir pasitikėjimas savimi bei stabilus pajamų šaltinis. Ar tave tenkina tai, Danute? Be abejo, 100%. O dabar tau klausimas prie to trumpo pristatymo mano 8 savaičių mokymo sistemos. Mes su tavim darėm jau ne vieną pamoką, tu esi pas mane mokymuose. Kaip tau sekasi trumpai ir aiškiai žiūrėti dabar po visų tų mokymų, kurie jau įpusėjo apie finansinę laisvę, kaip tau sekasi savo finansus dabar koreguoti? Va taip trumpai ir aiškiai pasakyk visiems. Super. Labai, labai gerai. Aš per savaitę su savo verslu pasiekiau didelės aukštumas. Ir dabar pasiekiau labai finansiškai stiprų pagrindą. Galiu sakyti, didelį finansinį pagrindą. Ne mažą, o didelį. Reiškia, mokymai... Jau čia kalba eina ne 100, ne 2, ne 3, o daugiau. Va, tai dabar žiūrėk, Danute, reiškia, tie mokymai eina gerai. Tu tęsi tos mokymus apie finansinę nepriklausomybę. Tugi dar tęsi tos mokymus, taip. Tai va, dabar žiūrėk. Ir mano verslas nestandartinis. Ne marketingas. Apskritai, nestandartinis solo verslas, kur tu tikrai, jeigu tinklinis marketingas, tu gali vieną dirbti ir su komanda gali dirbti. Taip, o čia tik vieną. Tu gali dirbti tik vieną. Ir čia yra tikrai, tu teisingai pabrėžiai, nestandartinis solo verslas. Taip. Tu skaičiuok, dabar skaičiuok. Ir aš tau rekomenduoju, kadangi tu dabar išvyksti atostogų, ten bus išlaidos, ten visą kitą. Bet aš tau rekomenduoju po atostogų, pavyzdžiui, nesvarbu, kada tu ten grįžti, bet pavyzdžiui, užsibrėž tokį tikslą. Nuo spalio 1 dienos iki naujų metų, tik su savo verslu, neimti šeimos biudžeto, kaip mes jau šnekėjome mokymus, tik su savo verslu, pavyzdžiui, pasiekti 3000 eurų. Nu, jeigu tokiais žingsniais, kai dabar ėjau laisvai. Tai va tas ir yra. Jeigu mes pasieksim, tai super, nepasieksim nieko tokio, bet reikia užsibrėžti tikslą. Kai mes užsibrėžėm tą vadinamą tikslą, būtent ekvivalentais, skaičiais, 5000, 3000, 10, nu žiūrint, koks tas verslas, tada mes ir einam link to tikslo. O kada mes tik tai čia, aš noriu 3000, o ką tu dėl to darai, kad tau ateitų tie 3000? Nu nieko. Nu va, tai dėl to ir yra. Tie pinigai nenukrenta iš to. Bet matai, tu pasimokinai, tu jau matai, turi klientų. Bet kai tu baigsi tas 8 savaitės, tai tu tie 3000 iki tų naujų metų su vienu nuliuku dar bus. Duok dieve. Mano to tik tai geriau. Bet aš žinau, kad tai padeda. Kol aš neatėjau pas tave mokytis, nu, galima sakyti, aš buvau 0. Dabar prie to 0 pagaliukas, jau vienetas. Jau kylu aukštyn ir galėčiau rėkti visiems. Tai veikia! O veikia, žinai kur? Va čia. Va čia, galvoj. Jungit smegenis ir veikia. Taip, kaip tu susikonfektuoji, kai tu užsiimi kiekvienos dienos ten darbą. Ir kai tu turi tą tikslą. Kad ir mažą, kad ir nesvarbu kokį, bet kai tu turi tą konkretų tikslą, tu jo ir sieki, ir pasieki.
Gerai, Danute, ačiū tau, kad pasidalinai, nes mūsų laikas ribotas. Tad iki kitų susitikimų, dar iki tų 8 savaičių, nepamiršk, kad pas mus Būtinai. mokymai. Ate. Ate.